Sveiki visi, tikriausiai pirmasis BMW išdrįsęs atvažiuoti pas mane. Man rodos, tokių dar neturėjau iš vis BMW. Tai laukėt BMW, atvažiavo BMW. Tai bandykit spėti problemą. Duosiu truputį užuominą. Laukia lyja. Taip, mašina buvo nuvažiavusi į kažkokį servizą. Pravalė lataką, bet nepadėjo. Tai imsimės rimtesnio darbo. Šiaip žinoma, pirma mintis, lataką pravalė ir visa problema įspręsta turėtų būti, jeigu nežinai, negydai tokių problemų. Aš ką darysiu? Aš įsiardysiu saloną ir pažiūrėsim, iš kur atkeliauja. Tai einam ant to lietučio. Raktą neturiu, taigi. Grįšim toj prie rakto. Tai atvažiavo dėl vandens, bet jinai ir stovi truputį kreivokai. Tai man taip atrodo, kad kairiai galinė pagalvė biškį įsileidžia. Nebent į garažą įvažiavus pamatysim, kad lygiai tiesiai stovi, bet aišku prisipumpuoti gali, bet vis tiek pastovės ilgiau, o šitoje pusėje aukščiau. Tai gal kad truputį nelygumas, bet manau kažkur ten turi problemą. O aptarai dar problema su centriniu. Šlapia. Kur tas raktas? Taip, atsirakina mašiną. Ir pažiūrim, kur čia. Tau kaukia. Tai šiaip tai čia turėtų būti šlapia, bet nėra. Taip, manau, kad signalizacija nebecyps, kai užvesim. Kai raktą dėjom. Užsikūrė liuk, super. Fordukas pradeda nebesikur taip gerai. Nes tikriausiai žvakės jau reikalauja kažkokio dėmesio. Taip, sakė, parėjo vanduo, kai važiavo pas mane. Porą lašiukų matau. Taip, lašiukas atrodo nuvaliau. Tai sakė, kai važiavo pas mane iš galo parėjo vanduo į priekį. Tai mašina tik 303 tūkstančius važiavęs. Kaip sakant, milijoninis variklis ir apsiūtas vairas. Maža tikimybė, kad čia tiesas kilometražą. Bet taip, tai atrodo gerai. Bet jie tikrai 500 000 nuvažiavę BMW gerai atrodo iš vidaus. Ir jokių didelių žymių nėra. Turi jisai panoraminį stogą, viską. Bet didžiausia problema mes turim, kad vanduo atkeliauja. Tai varomės į garažą. Dar gal tegul biškį palyja ir gal kai ardysiu saloną jau pamatysiu vieną kitą lašelį, iš kur pareina. Netmetu tikimybės, kad iš priekio, bet pradžioj galvojau, kad žmogus kalba apie šitą pusę. Šitoj pusė viskas sausa. Durų apšifkės matau, kad nebėra. Kažkodėl, tai gal bandė žiūrėti kažką tokio ieškoti. Kokią garsią sistemą po žmogų bagažinį važiuoja. Ir ką dar matau, kas čia per bairiai? Gali kad būti, kad BMW vairuotojai bagažinį kažką vežiuojasi su užrašu Hyundai? Hyundai. Va taip. BMW ir Hyundai. Kaip čia tokia, kaip taip gali būti? Įdomu, kas ten pinigai ar? Taip ir galvojau, iš svorio pompa. Tai Hyundai tinka BMW ratam pūsti. Šitą pasėdus buvo, pasistojo vėl. Žiūrėsim, kiek laiko jisai čia taip stovės. Reikia surasti, iš kur atkeliauja vandenėlis. Pradėsim, galinę sėdynę jau čia nusiemu šitą dalį, priekinę sėdynę išsimsim ir kilimą reiks pasikelti, ieškoti, iš kur atbėga. Šitą dalį apsirdžiau, čia tokių nubėgimų kažkur tai kol kas nematau, tik tai va čia, kad garas, bet čia greičiausiai iš apačios, kai vanduo eina. Ir žmogus sakė, kad vanduo laikosi čia. Tai nesmė, kad jisai pareina iš priekio. Tai ne faktas, kad jisai galia ir atsiranda.
Čia jokių irgi nubėgimų nesimato, jokių lašiukų. Tai kol kas galas atkrenta. Tai norėčiau išsitraukti kėdę, kad prilysti ten daugiau. Kažkaip turėtų eiti tą saktį ištraukti, bet dabar tiksliai nežinau, nes nenoriu čia imti su visų mechanizmu. Arba reikėtų kėdę tiesiog į galą pamesti, bet noriu ištraukti. Ir vis tiek įtariu, kad jisai pareina iš priekio vanduo. Tai įspėju, kad iš čia kažkur tai, nors nesijaučia, kad šlapia. Pagal šoną šlapia. Taip, daugiau kai eis prieiti, tai kamerą įsijungiau būtent dėl šito vaizdelio. Nusėmė oro filtrą. Čia turėtų eiti gražus oras, viską, ir netgi matau, kad tenais prie pečiuko yra viens kits lapelis įkritęs. Tai čia sklendė darinėjasi oro lauko. Tai kaip iškrapštyti iš ten nelabai žinau. Tai mintis yra, kad čia kažkas bus užsikimšę ir dėl to per kažkur įeina į priekį skystis vandens. Taip, čia irgi žiūriu turi filtrą. Pažiūrėkime. Čia turiu dar įdomesnį vaizdą. Čia net vandens turiu. Va, tai filtras. Tai čia labai blogai, kad vandens turiu. Vau, kas čia per bairį. Čia vandens neturėtų būti. Tai aš manau, kad reikės man čia visą panelę imtis, bet aš noriu įsiaiškinti, iš kur tiksliai vanduo ateina. Tai faktas, gerai būtų ištraukti kilimą, išdžiovinti jį, nes jisai apačioj vis tiek bus šlapęs, ten kempinė tokia yra. Tai įsitraukiu kėdes ir greičiausiai bus problema ieškoma priekį. Imsim visą tą priekį, valytuvus ir ieškosim, kur yra kas susikimšę lapais ar dar kažko. Atsidariau, kad atjungti bateriją. Žiūriu, čia saugiklis pajuodęs, bet nesudegęs. Laidas šiunkščia kino minusas. Matot, netgi kai trupa. Tai minusinis kažko jis nupuvęs, tai jeigu tau neveikia tas stiprintuvas dėl kažkokių priežasčių, žinau, kad žiūri, tai būtent dėl šio laido. Pliusas pajungtas, viską, minusą štat neturi. Taip, gerai, atsilaisvinam minusą, kad netyčia nebūtų netyčia BOOM! Oro pagalvė, nors aš niekada neatjunginėjau akumuliatorius, bet kadangi mašina ne mano, tai atjungiu. Tai ir kaip minėjau, šitą detalę turėtų išsitraukti, kad nereikėtų čia ardyti, visokių tokių sudėtingų dalykų daryti. Bandžiau internete įvedęs per Google greitai susirasti, bet neatlaikė nervai, kai visi ardo šias detalės, varžtus atsukinėja, su visų patronu išsiema. Tai nusprendžiau grįžti ir pasižiūrėti, ką slepia šitą gražią izoliaciją. Mačiau, kad čia varžtelis turėtų būti toje vietoje. Tai taip, čia yra varžtelis, kad plastiką nuimti. Ir kai aš viršui atsidariau šitą dalį, aš suprantu, dar neišbandžiau, bet aš suprantu, kad kai aš juos paspausiu, jisai atsileis. Pabandom šitus paspausti ir pažiūrim, ar pavyks. Ir aš jums pranešu. Labai visų atsiprašau už melagingą informaciją, tai truputį vyksta viskas kitaip. Tai tiesiog šios juostos reikia daugiau atsiplėšti, nebent žinot, galite ir neatsiplėšinėti. Ir tiesiog, kai atsiplėšėte iki šios dalies, tai reikia paspausti šitą mygtuką, kuris yra va. Šitą paspaudžiat ir dabar jau turėčiau aš ištraukti, nes aš jau jį paspaudžiu. Tai va, jisai tiesiog taip paprastai įsiema. Tai jokių čia ardymusių nereikia, youtuberiai. Gal neturėčiau pažįstamų, kas remontuoja tokius dalykus, tai gal ir aš instinkto neturėčiau ieškoti lengvesnių būdų, bet
nežinau, kažką panašaus esu sudaręs, tai kažkaip prisiminiau, kad negali būti toks fiksavimas įdėtas ir kad reikia visą ardytis. Nėra logikos. Gerai, lūpam laukan, žiūrim kas toliau. Jeigu BMW kolonėlė neveikianti, tai nieko stebėtis nereikia, nes jinai vandenį. Dabar galvoju, aš ją ištrauksiu. Taip ir padarysiu. Čia daug kur vandens yra, va. Čia vandenukas. Čia vandenukas. Tai, nežinau, man tokia mintis norėtasi čia pasižiūrėti kokią situaciją. Ir šiaip čia. Aš galvoju, ar nėra taip, kad, bet nelogiška, ne? Kad vanduo ateitų į šią. Nesąmonė. Tai būt negali, ne? Tai tikrai vanduo ne per čia ateina. Galvau, gal čia ateina ir per čia išbėga, bet tikrai ne, nes čia viskas sausa, visiškai dulkės tebėra, nes būtų nuplautos dulkės, jeigu eitų pro čia. Tai truputį aklavietį, tai nelabai kol kas suprantu, per kurią vietą vanduo atbėga. Aišku, reikėtų išsimti kilimus viską ir pastatyti ant lietaus arba važiuoti į plovyklą. Bet kad galą kilimą išimti, man reikia šitą konsolę nusiardyti, nes iki vidurio eina, tą keleivio sėdynę irgi išimti. Ir pjauti kilimą čia būtent šią liniją, nes priekinę kilimą aš kitaip neištraukiu, nes yra per šitą perkeltą, tai reikia šitą nusimti, viską nusiardyti. Ir teko pedalą nusimti, kad galėčiau atkelti būtent šitą. Tai teko nemažai apsiardyti. Tai išimsiu kolonėlę, tegul džiūna, išdžiūs, nežinau ar geriau bus. Tai bandau nusimti konsolę, tai čia porą varžtų atsisukau tenais esančius. Tai dar čia reikia atsisukti šį kartą tik vieną reikia, nes kitoj pusėje kažkodėl įsukta. Čia irgi vieną varžto trūksta, tai jau kažkas čia kažką buvo daręs, kažką keitė, darbavosi. Aš ištraukiau pusę kibiro vandens čia, iš tos dalies su kempinė sutraukiau. Faktas, kad dar čia va yra, čia įsigėrė. Čia tarp laidų vanduo, laidai vandenį mirksta. Tai man, kadangi neleido pjauti per šitą vietą, kur nesimato, tai tiesiog aš jau čia nemažai buvau nusiardęs, pasiruošęs ir stabdį nusiėmęs. Ir čia aplamai viską apsiardęs, čia apsaugą nusiėmęs plastiką, kad tai galėčiau padaryti. Ir planas buvo toks, kad dabar važiuoti į plovyklą ir žiūrėti, iš kurios vietos atsiranda vanduo. Tai aš nežinau, kaip žmonėms suprasti realiai, jeigu pas jumis vanduo gale kaupiasi, tai nėra faktas, kad vanduo neteina iš priekio. Tai kad jums čia panoraminis stogas yra ir faktas, kad liuko visus tos bandė pravalyti, tai dėl to jie ir galvojo lengviausią variantą. Gerai, gal ir yra tiesos, kad pro stogą leidžia vandenį, nes čia yra rasojimo. Tai kaip ir žmogus savininkas pasakė, svarbiausiai išsiaiškinti, kad nebebėgtų vanduo, o priekį įsidžiovins. Kaip priekį galima kempinį džiovinti ir dar žiemą, nežinau. Tai kažkaip tai esu aš galą išėmęs, tai galas va taip čia varva. Tai kaip kempinės laša, tai nežinau kiek čia lašės, kiek čia bėgs. Ką? Dedu priekinę sėdynę ir varau į plovyklą arba į lauką. Bandysiu pradžiai gal truputį vandens pilt ir pastebėti, per kurią vietą atsiranda. Taip, kažkaip dabar į lauką išvažiavau ir pastebėjau, kaip ir čia tokie liktai lašiukai va išbėga. Tai čia silikono tepta, kažkas daryta, bet užuomina galėjo būti kažkokia, kad pro tą pusę. Aš aišku, apšyvkės čia nenuiminėjau, buvo nuimta, nieks apie tai neužsiminė. Tai dabar
kaip tas duris patenka tas vanduo. Nu toj, dabar bandysiu nusisausinti, pilsiu grinai toj pusėje, ant durų jaučiu ir žiūrėsiu, kaip čia vyksta. Čia vizualiai nieko nesimato, pro kur bėga, nubėgimų čia nėra. Čia bala padidėjo, bet gali iš priekio ateiti. Pavyko atrasti, tai kaip savininkas tikriausiai galvoja, kad gale, bet kaip ir sakiau, priekį. Upelis tiesiog bėga per troselį. Rankinė ta kapoto atidarimo trosas, va, kai bėga vanduo. Tai realiai, kadangi man neleido nuplėšti šitos detalės visos nupjauti, negaliu 100% garantuoti, kad ten panašios situacijos nėra, bet šit čia tai tikrai leidžia ir kaip iš kranelio varo. Tai dabar dar tiksliai nežinau, ką čia darysiu. Tai tiek, kad mašiną gali įsivaryti, reikia į garažą ir pažiūrėti, ką čia galima padaryti, kad nebebėgtų pro čia. Dabar, kai žinau, 100%, kad problema yra čia, tai jau dabar galiu ardyti ir žiūrėti, nes valytuvus imti, čia viską nusiardyti. Kaip matėm, čia baisu buvo pradžiai, tai tikriausiai ten užsikimšė. Tas trosas eina čia kažkur, tai žiūrėsim čia, kas vyksta. Žinau, kad čia problema turi būti, žiūrėjau ir galvoju, kaip čia atrodo aukštis yra, bet čia va bala. Tai čia yra drenažas susikimšęs kažkurioje vietoje, reikia surasti. Tai jeigu jau čia nusiardėm, pasižiūrėkim ir šitoj pusėje irgi tą patį, pasitikrinti, įsivalyti, nes, gal nenorim, kad šitą sutvarkysim, po kiek laiko šitas užsikimš. O lapų tai mes matėm, kiek čia buvo prilindę. Ir toks dalykas dabar galvoju. Kodėl nieks nenorėjo žmogui sutvarkyti pigiai? Nes aš tai dabar, aš kiek prisirdyt turėjau. O, viskas kiek išardyta. Subėgo jau čia irgi bala, nes pyliau vandenį, tai turėkit omeny, jeigu jum čia bala, tai prieki gali būti sausa kažkurį laiką. Tai gal prieki yra tvirtesnė ta guma, dar kažką. Ir kažkaip tai, kai žiūrėjau pas BMW, atrodo, yra tas nuolydis jo. Dabar kėdė įdėta. Tiesiog jisai čia neturi tos vietos, kur laikyti vandenį. Tai eina per šitą skylę, čia ir subėga visas vanduo pradžiai čia, nes čia greičiausiai yra žemiausia vieta, o ten yra aukščiau priekį. Šiaip čia ta guma tokia nefaina yra, kas čia dabar toks dangtelis. Nu tai ką, reikia žiūrėti, kad čia tos balos nesilaikyt. Galvojau vis šitas gan nubėgimo taškas aukštai. Ir šitas irgi taip panašaus lygio, bet čia dar jisai yra kaip ir paplyšusi ta apsauginė guma, būtent troselio. Tai pro šį čia pribėga į šitą, jeigu jau pasiekia lygį tam tikrą vandens, tai čia pro šį čia ir bėga į vidų. Tai jam gal ir toliau bėgs, iš tikrųjų, jeigu nespės išbėgti per tą skylę. Aš šiaip tai iš viso čia skylutę pasidaryčiau savo, prasigręšiu, bet jeigu ten kilimą, kur nesimato, nenorėjo plėšti, tai ir čia skylučių nedarysiu. Tie nubėgimai pakankamai aukštai stovi, tai nežinau, kaip seksis toliau. Pats pasidaryčiau plastikį tenais kokią skylutę, kad nubėgtų vanduo, kad nesilaikytų to aukščio. Buvau vieną kartą komentarą susilaukęs dėl salono filtro, kad angliniai filtrai labai blogai, nes jie pašvinksta, pasmirsta. Nežinau, tada jeigu amžinai važiuoji su jais, tai gal ir jo
Ir sako, geriau dažniau paprastus popierinius pasikeiti, bet, nu ką žinau, aš jeigu galiu, leidžia sąlygos, tai kas metus keičiu salono filtrą ir anglinį. Aišku, ne į savo Passatą, o į Citroeną. Tai dabar, kas dar prie to pačio pokalbio, čia yra salono filtrai dedasi ir čia vandens nubėgimas. Tai faktas, kai užsideda čia va tie salono filtrai, tai vanduo, jeigu laikosi juose, nenubėga, dar kažką tai ir švinksta. Ir pro jos drėgmė eina pastoviai. Nu nežinau, čia tik mano nuomonė, aš ne daktaras, ne kažkoks tai ten specialistas būtent toj technologijos rytį. Tai gerai, palieku aš taip, dabar varikliuką, einam saloną susirinkti, nu tai turbūt čia ir viskas, dar parodysim, kad surinktas automobilis, šlapės grindis paliekam priekį, dar kiek eina šitą balą ištrauksiu truputį ir dėsim atgal tą, tai reikalo džiovinti jo gerai nėra prasmės, nes realiai priekyje yra vandens, savininkas sakė kilimą netrauk, pats įsidžiovins, tai gerai, tada dedam. Tlepu, žiemą išdžius. Aš jūsų visą laiką prašau, kad jūs komentarą parašytumėt po apačią. Šį kartą padarysiu viktoriną. Tai bus 3 klausimai. Ar pavyks žmogui išdžiovinti žiemą saloną? Tai čia toks klausimas bus, ne? Nu, kažką sugalvosiu, tai bus kokie 2-3 variantai. Tai nepatingėkit, paspauskit, sudalyvaukit viktorinoje, nepatingėkit. Manau, dažniau tokių padarysiu, o ne tai, kad klausti ar A hamutas ar B hamutas ir prašyti atsakyti į komentarus. Bus viktorina. Tai, kad kėdę vėl reikia išsitraukti, tai bandau parodyti, bet neina kameros nulaikyti. Nu, kur čia dabar? Į pažastį įsidėjom, tai realiai, nors ne, gal gražiai atplėšiu, gražiai užsikliuoja. Tai ir šį čia spaudžiam su atsuktuvuku. Aba. Ir išlindo. Gaila BMW kolonėlės. Čia galėjo išbėgti, va čia ir drenažas skylėje. Tai galėjo pro čia visas vanduo bėgti, bet ne. Jam reikia eiti va pro čia, takeliu, pro kanalėlį. Čia va visas vanduo eina ir sueina čia. Tai čia netgi nesilaiko šitam lygiai kažkodėl to vandens. Čia aišku buvo parlons toks. Tai viskas eina ten. Gerai, nešam džiovinti. Šiaip netaip įkalbėjau savininką nupjauti, nes, nu, vis dėlto įtikinau, kad įsidžiovinti. Žadėjau viktoriną padaryti, ar būtų žmogui pavykę išdžiovinti žiemos laikotarpį tokias kempines. Ta prasme paprastai, taip, neištraukus, nedžiovinant. O mes nešam prie pečiaus padžiovinti. Tai lietutis truputį lyja, tai dėl viso pikto, kad įsitikinti, paliksiu per naktį ir tada patikrinsiu. Aplink laidus yra biški irgi vandens palikę, tai nežinau, šiaip reikėtų džiovinti, aišku, saulėje. Čia matau kažkas biški nubėgęs. Tai su tokia kėdutė išvažiavau, reikia kėdutę kojas nupjauti, padaryti žemesnę, nes sunkiai telpu. Nepatogu važiuoti. Nu tai rytoj atvažiuosiu, jeigu nebus prilyję, tai ramiai galva surenku saloną ir atiduodam. Ir dar briketų primečiau, kad galėtų savo džiūti kilimėliai, kiek galima labiau. Mašiniukas prabuvo visą naktį, lyg tai buvo lietinga, tik neaišku kaip stipriai. Tai salonas kaip atrodo, tai sausas atrodo. Čia yra biški atbėgę nuo kraštų. Dar žinoma laidai irgi yra drėgni va.
Tai dėja ne vasara ir nežinau, neišdžiovinsiu aš tikriausiai taip stipriai. Čia dar pasilikė va subėgė visi galiukai vandens ir čia va, irgi čiučiut. Tai dabar, kadangi nežinau koks buvo tas lietingumas, tai tiesiog dabar užpilsiu didelį kiekį vandens ir žiūrėsiu ar bėgs šiandien. Čia dar šiokį tokį smulkų prabėgimą kaip ir turi, tai noriu pakeisti šitą traselę, nes tenais yra jisai atplyšęs. Tai važiuosiu į šotą, nes naują nupirkti netaip paprasta. Ir uždėsim kitą. Tai reikės jau čia važiuoti, nes norėsiu vis tiek pakeitęs jį išbandyti, ar tikrai viskas gerai. Be abejo, kai dabar atkimšta yra, tikrai ne tiek bėga, bet jeigu tikrai bus stiprai liūtis, tai gali prasisunkti vis tiek, jeigu nespės pro drenažą nubėgti. O tas užhermetintų būtent tą vamsdelį ir pro čia nepatektų vanduo. Pa šitą mašiną centrinis neveikia nuo pultelio, nuo rakto viskas veikia. Tai žmogus apsiskaitęs, šitie sako liga. Tai žmogus turėjo iš anksto nusipirkęs kažkur pigiau. Atrodo, norėjau pasitikrinti viską, bet negaliu neatsukęs varžtų atjungti fiškės, nes čia tokia yra medžiagėlė. Tai pradžioj vos nepradėjau po bagažinį ardyti, dabar negaliu darinėti. Tai iš tikrųjų, kad šitą pospradį nusimti, stiklą užtenka pasikelt, pasikėliai, ten 4 varžtus su T30 atsukė ir viskas. Nu ir teko biškai pavargti, kodėl man teko? Teko pavargti, kad šitą nusimti, nes dvipusė juosta užklijuota. Tai čia originaliai ir žmogus čia taip užklijavo. Gali būti, kad trūksta kažko tai kliopčikų. Čia varžtas sukasi, va matau, čia varžtas va, čia varžtas ir čia varžtas. Tai sunkiai tempėsi į šoną, tai šitas kliopkė čia, aš kiek suprantu, fiksuojas ir čia, nes į tos įlenda. Tai atrodo viskas normaliai, čia turėtų būti. Žinau, kad ir šitie nelabai laiko. Tai atsukam keletą varžtelių ir pasibandom, ar veiks. Įdėjau žmogaus pirktą būtent naują tą anteną vadinamą. Ir taip, žmogus buvo teisus, veikia, rakinasi. Ir kas nustebino mane, tai jokių mygtukų spaudimų, jokių pririšimų, nieko nereikėjo. Tiesiog kitą blokelį įdėjau ir iš karto veikia. Tai dar nesu pajungęs, aišku, šito stopo, tai bet viskas tvarkoj. Tik tai pakeiti ir atsigauna. Geras. Kaip minėjau, kad pakėlus stiklą reikėjo čia atsisukti tuos varžtus. Dar turim 3 tokius, kuriuose vietose buvo tas ir sudėjau. Šito trūko. Tai ir tiesiog šitą tempėt į save. Nu, gal vieni lengviau, kiti sunkiau. Čia ką nors pasidom ant stogo ir taip ir pasikeitė. Tai dabar turim veikiančias duris. Tai va, paliekam taip. Paliekam duris adaras, tegul vėdinasi porą dienų. Tai darbą reiks eiti, tai sakė žmogui neskubiai, tai tie laidai, kad čia, jeigu įmanoma jiems kiek pradžiūti daugiau, nes, nu, nežinau, kaip jo čia džiovinti, su fenu tikrai nedžiovinsiu, aš čia kažkaip tai dar blogiau padarysiu, gal kažką tai vasarą būtų taip, ant lauko, ant saulės, jeigu geras oras. Nupirkau bambui naują kapoto atidarymo trosą, tai pas šį guma yra sveika, tvarkinga, tai nėra nuplyšę to galiuko, kaip pas senai. Kodėl čia taip atsitiko? Nežinau. Tai va, pas senai yra čia nuplyšę ir tiesiog čia gaunasi tas tarpelis toks. Ir čia vanduo labai drąsiai bėga ir lengvai pratekėdavo. Tai toks upeliukas ir gaudavos, kai viršydavo tenais tą lygį.
Tai realiai būtų užtekę tą gumą pakeisti, bet iš kur ją gauti. Šitą, kad prasieitų gražiai, sutepsim, supurkšim. Tai yra su silikonu. Traselį irgi kuriam laikui supurškiu, kad lengviau slydinėtų tą gumelę. Galvoju, gal keitė trosą ir kai tempė per šitą gumelę, traukė į save, kad užsidėtų ant metalo. Gal kaip pavyzdžiui nebuvo silikono pasitepę, tai tempiant ir nuplėšė tiesiog tą. Tai šiaip tai toks paprastas silikonas, panelėm purkšti, blizgėsis tas padeda, palengvina tą prasme slydimą viską. Tai kas čia beliko. Aišku, čia reikėjo nusirdyti vėl viską, aš buvau čia jau susidėjęs. Dabar dar šitas va užsideda čia ir dangtelis, hamutikas ir viskas. Po truputį rinkimo darbai vyksta, tik tai dabar žiūriu kažkaip tai atrodo, kai aš pirmą kartą rankinį traukiau, buvo sunkiau užtraukti, kad galėčiau ištraukti šitą, tai dabar galvoju, ar iškrito iš rato trosas, nes va čia dabar taip laisvai jie. Nes kažkaip kartinai atrodo nieko daug netraukia. Nes taip, jeigu technikinį, tai būna tas, sako per daug, sako, tempėsi. Ir vis tiek mašina, žiūriu, per porą dienų stovėjimo susėda šitą pusę. Tai iš pagalvės dėl kažkokių priežasčių išeina oras. Po truputuką. Kad rankinis dabar taip lengvai juda, tai greičiausiai kažką padariau su tą įtempimo sprendžiną. Dar tiksliai nežinau, kaip ką čia padaryti, kaip įtempti, bet pabandysim. Kai rankinį buvau ištraukęs, čia atsirado sprendžiną toj vietai. Tai čia buvo iššokus. Kai buvo jisai ištrauktas rankinis ir jisai, nežinau, kažkaip įsistumė, tiesiog laisvesnis, tikriausiai buvo atleista viską ir užsifiksavo. Tai dabar, kai viską surinkau, jisai liko ant fiksuotos tos kažkaip tai, nežinau ką jis, kaip spiroklė, nežinau ką jis ten tiksliai daro, bet įtempė vienu žodžiu, įtempėjęs kažkoks. Ir šiaip netai pavyko įsiaiškinti, kad reikėjo tiesiog šitą sprendžiną pasukti, tą metaliuką ir kad jis įkristų į tą dalį. Ir jisai dabar va, kuo puikiausiai veikia, taip kaip buvo prieš tai. Beliko įdėti diržą, tai viskas, diržas vietoj, nereikia jokių čia plastikų nusiminėti. Kaip matot, šiandien esu neįprastoj vietoj, čia kažkokie aukšti vartai, durelės, tai kad daugiau sužinoti, sekite Instagramą, Facebooką, ten stengsiuos gal dažniau dabar storius mesti, dažniau pasirodyti, ką veikiu, turim daug triukšmo tenais. Jeigu patiko serija, nepamirškit padėti laiko. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų kartų.